Sveiki visi, esu KN istorijų administratorė Kotryna. Sveiki, mano vardas Kris ir aš esu šio puslapio administratorė. Sveiki, aš esu Jo, KN istorijų administratorė. Sveikučiai, aš esu KN istorijų administratorė Viktorija. Su kuria iš administratorių bendrauju daugiausiai. Kol kas bendrauju daugiausiai su Kotryna, nes vos tik jai atėjus, aš norėjau su ja susipažinti, norėjau pasižiūrėti, kokia ji yra, kas jinai per žmogus. Ir ji tiesiog prilipo, nežinau. Pradėjom bendrauti ir man jinai labai patinka ir kaip žmogus ir mes tikrai su ja gerai sueiname, nors atstumas dėja neleidžia mums susitikti. Daugiausiai bendravau su administratorė Sigrida, kuri, kaip jau minėjau, išėjo. Todėl dabar liko labiausiai bendrauju su SV Viktorija, su kuria rašau istoriją Sweet Night. Tikriausiai labiausiai bendraujantis asmuo iš KN istorijų šeimos. Žinoma, bendrauju su visomis administratorimis, bet ne su visomis tiek daug, kiek su ja. Gal tiek. Šiuo metu daugiausiai bendrauju su Silpni autorė ir su administratorė Jo. Turite savo idealą, į kurį lygiuojatės? Atsakymas trumpas – ne. O kodėl ne? Tai aš manau, kad niekam nereikia turėti idealų, nes tai realiai prilygsta autoritetui. Idealas, autoritetas, tai realiai vienas ir tas pats, aš manau. Nes aš mėgstu būti unikali. Man nereikia kažką lygiuotis, aš neturiu nei gyvenimą, nei rašydama į ką lygiuotis. Aš esu iš tų, kurie atranda pati save, neskaitydama nieko kito, tiesiog šitų žmonių, kurie bando save atrasti, bando save pateikti taip, kaip jiems gerai, o ne taip, kad paskaičiau kažkieno istoriją, man to autoriaus rašymo stilius patiko ir aš bandysiu rašyti taip, kaip jis. Ne. Man taip negerai, todėl aš neturiu idealų. Ilgas atsakymas ir papilstytas iš tuščio į kiaurą, kaip ir būdinga man. Tiesą pasakius, neturiu to idealo, į kurį galėčiau lygiuotis, nes istorijų rašymas nėra darbas, tai yra mano hobis ir kad ir kiek aš esu perskaičius tų knygų, tų autorių, tačiau aš rašau vien dėl to, kad man tai patinka. Ir aš nesistengiu kažką lygiuotis ir kažką bandyti kopijuoti ar net nežinau, kaip čia pasakyti. Tiesiog tai yra mano hobis. Ir man tai patinka. Man patinka rašyti ir aš nesilygiuoju. Ar turite savo idealą, į kurį lygiuojatės kūryboje? Jeigu atvirai, ne. Man, jeigu aš turėčiau idealą, aš bandyčiau su juo susitapatinti, būti panašiai, elgtis kaip jis, rašyti kaip jis. Ir tai man nėra priimtina. Aš nemėgstu kopijuoti, nors kartais tai padarau. Aš tikrai nemėgstu kopijuoti ir aš tikrai stengiuosi būti pati kam nors idealu. Nors kol kas atrodo nesiseka. Aš turiu savo idealą, į kurį lygiuojasi kūryboje. Rašytojų tarpe dėja neturiu, nes vis mano knygos mėgstamiausios parašytos skirtingų autorių. Tačiau galėčiau pasakyti, kad galbūt lygiuosiu į Lana Del Rey, kadangi savotiškai irgi yra kūrėja, dainų kūrėja, tačiau vis tiek. Galbūt dar aktorių ar kitų dainininkų, tačiau rašytojų tarp jų dėja daugiau nėra. Apibūdink save vienu žodžiu. Jau minėjau, praeitam klausime, unikali. O kodėl?
tiesiog, nes aš tokia esu, niekur daugiau gyvenime nerasi, net ir giliai kur nors po žemę pabandant paieškoti. Apibūdink save vienu žodžiu. Vėžys. Manau, tai daug ką pasako. Ir man visą laiką nepavyksta. Tikriausiai tai būtų svajotoja, kadangi aš susikuriu svajones, kurių įgyventi praktiškai neįmanoma, bet vis tiek aš einu jų link. Ir man visą laiką nepavyksta. Apibūdinkite save vienu žodžiu. Ateivė? Nežinau. Iš tikrųjų, aš esu daug keistų asmenybių turintis žmogus, todėl galėčiau save pavadinti tiesiog kitokia. Nors kartais atrodo kaip visi. Apibūdink kiekvieną iš administratorių vienu žodžiu. Taip, Kristina užsispyrėlė. Nepyk Kristina, bet užsispyrėlė. Ne, juokauju, iš tikrųjų taip, Kristina yra užsispyrusi, bet aš labai vertinu jos tą bruožą. Tai Vasama. Agnieška. Dabar sudvėjojau dėl savo atsakymų. Bet šiaip aš manau, kad dabar galėčiau ją įvardinti kaip patrakelę, linksmuolę ir stiprią asmenybę. Nes tokiam žmogui vieno žodžio neužtenka iš viso, nei vienam iš administratorių neužtenka vieno žodžio. Mes esam kūrybingi žmonės, mums reikia duoti pasireikšti, papilstyti iš tuščio į kiaurą. Čia toks sunkus uždavinys apibūdinti kiekvieno administratorių po vienu žodį. Taigi, Kotryna, man jis šypsenėlė, tiesiog pozityvas gyvenimo. Joana draugiška, Viktorija linksma. Kaip dėl Simonos ir Ievos negaliu atsakyti, nes nei su viena iš jų nebendrauju. Gal ganėtinai keista iš mano pusės. Bendrauju su visomis administratorijomis išskyrus jas. Ar su jomis kažkas negerai, ar su manim? Tai kaip? Su jomis ar su manim? Tuomet būtų SV linksma, Joana gera, Simona Sijo. Nelabai su ja bendrauju, tačiau kiek žinau, jinai atrodo labai miela. Kris užsispyrusi, Ieva kūrybinga, Agnieška paslaugi ir Viktorija maloni. Apibūdinkit kiekvieną administratorių vienu žodžiu. Kristina, manau, ji yra nepaprasta. Kotryna yra nuostabi. Viktorija, kitaip save, yra linksma. Kiek su ja bendravau, ji man pasirodė labai linksma ir labai prieinama, draugiška pusė. Tada Viktorija, kitaip V, rimta. Simona, kitaip Sijo, užsidariusi. Ir S, Sigrida, linksmuolė irgi. Tiesiog taip galėčiau apibūdinti administratorės kol kas. Kas įkvėpė sukurti puslapį? Tiesą pasakius, puslapį sukūriau vien todėl, jog
neturėjau kur kelti savo esamų istorijų. Ir aš norėjau jomis pasidalinti su kitais žmonėmis. Ir tiesiog aš sukūriau puslapį. Ir taip gavos, jog į savo puslapį kėliau ne tik savo istorijas, bet ir kitų administratorių. Kokia mėgstamiausia tavo knyga? Mėgstamiausia mano knyga be abejonės yra Bado žaidynės, visos 3 knygos. Kadangi būtent jos įkvėpta aš parašiau pirmą savo istoriją Įkandti ir tikrai paliko labai didelį rėžį mano atminty. Rašai istorijas dėl savęs ar dėl skaitytojų? Žinoma, rašau dėl savęs, nes man labai patinka išlieti mintis, man labai patinka rašyti. Tačiau kuo ilgiau būnu KN istorijose, tuo daugiau pradedu galvoti ir ne tik apie save, bet ir apie skaitytojus, kas jiems būtų įdomu, kokios istorijos jiems būtų prie širdies, nes vis dėlto aš esu administratorė ir turiu rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais. Jei tau pasiūlytų išleisti knygą, koks būtų jos pavadinimas? Ką, žinau. Nežinau. Per sudėtingas klausimas. Nu, iš kur man žinoti pavadinimą? Jeigu norėčiau išleisti knygą. Tai žiūrint, koks jos siužetas ir taip toliau, ten žodžiu. Ką aš žinau? Nesąmonė. Nežinau. Seniai rašai istorijas. Taip. Apie 6, gal net daugiau metų. Nu, ne daugiau metų, bet 6 gal su viršum. Bet 6 tikrai yra metų. Jeigu turėtum galimybę tik vieną iš savo sukurtų ar kuriamų istorijų išleisti kaip knygą, kuri tai būtų ir kodėl? Aš jau seniai planuoju tai padaryti, išleisti vieną iš savo rašomų darbų, tai yra Pamiršta svajonė, nes ta istorija buvo pirmoji, kurią aš publikavau ir be kurios negaliu. Be kurios negaliu tiesą pasakius, nes labai prisirišau prie tos istorijos ir turiu sugalvojusi netgi vieną dalį jos, tai yra net 4 dalis ir žiūrėsim, kaip bus. Kaip pat aš jau tobulėti? Manau, reikėtų skaityti daug knygų, daug istorijų, kad išmoktum gerai aprašyti jausmus ir nebūtų sudėlioti tiesiog susisakiniai. Žinoma, žiūrėti filmus ir iš pradžių rašyti savo, ne iš karto kelti internetą ir galvoti, kad dabar surinksi 50 skaitytojų. Todėl iš pradžių reikėtų tiesiog pasirašyti savo ir bandyti taisytis ir savo klaidų mokytis. Nes jeigu iš karto pradėsi tai talpinti, galiausiai smuksi. Ir tai tikrai bus labai skaudu. Ar norėtum užaugusi būti rašytoja, ar kokia kita profesija traukia labiau? Aš visada galvojau, kad yra tokia profesija rašytoja.
tačiau sužinojus, kad jos nėra, labai nusivyliau, nes aš tikrai norėjau sieti savo gyvenimą su šia profesija ir jokia kita profesija manęs netraukia taip, kaip rašytojos darbas. Tačiau reikia turėti ir kitą profesiją, kurią galėčiau vadovautis gyvenime. Kuri istorija, kurta atminiu, paliko didžiausią įspūdį? Įkalinti. Mano manymu, tai yra įkalinti. Ši istorija man patiko dėl savo kitokios idėjos, joje buvo daug jausmų, daug įvykių ir buvo visko. Ir iš tikrųjų ne kartą buvau siaubingai nustebinta, siaubingai šokiruota ir ne kartą vos neapsiverkiau, nežinau. Man istorija įkalinti labai patiko ir paliko tikrai gilų įspūdį. Kuri istorija, kurta iš administratorių, patiko labiausiai? Tai yra istorija Save Me. Tai istorija, kuri man labai patiko, kurio, aišku, aš jos nebaigiau skaityti, nebaigiau antro sezoną skaityti, bet aš tikiuosi, jog aš pabaigsiu, bet tai yra istorija, kuri man labai patiko, kuri yra mano viena iš favoričių, kurią tikrai mielai perskaityčiau jau ir antrą kartą. Iš administratorių kurta istorija man didžiausiai įspūdį paliko nesuderinamos asmenybės, kurta administratorius Sigridos, kuri dėja prieš kelias dienas išėjo iš puslapio. Tačiau ta istorija yra vis dar pati mano mėgstamiausia ir tikrai jos niekada nepamirščiau. O iš skaitytojų istorijų tikriausiai būtų Valdovų žaidimas, kurio dėja nepabaigiau iki galo skaityti, tačiau tai buvo tikrai stipri istorija. Ir galbūt 1, 2, 3, 4, 5, 6, tačiau jo autorė jau pas mus administratorių gretose, todėl nelabai skaitosi. Šiaip esu mažai skaičiusi istorijų iš mūsų puslapio. Kuri istorija ne iš administratorių paliko didžiausią įspūdį? Tai yra istorija Sparnai. Autorės, vienos nuostabios, mielos autorės, nežinau, nepamenu, kas ją rašė, bet tai šitas kūrinys man labai patiko. Aišku, ten buvo ir trūkumų, bet pati istorijos tema man, tiesą pasakius, padarė didelį įspūdį ir aš šitą istoriją perskaičiau ir man labai patiko. Jeigu atvirai, aš dažniausiai skaitau administratorių istorijas, todėl man sunku nuspręsti, kuri ne administratorių kurta istorija man patiko, nes šiuo momentu dabar nelabai ją atsimenu, tačiau buvo viena istorija, kuri nebuvo pabaigta puslapyje, buvo ištrinta dėl autorės sprendimo, tai man atrodo, buvo pavadinimas tai nesapnas. Pirmas klausimas yra nuo Agnieškos ir jis skamba taip. Ar tavo gyvenime yra veikla, kurią galėtum pakeisti kūryboje, jei neturėtum galimybių kur rašyti? Manau, kad taip, galėčiau pasirinkti vaidybą, nes jau lankau ją 2 metus ir galbūt tai išstumtų rašymą, bet ne visiškai pakeisiu, nes rašymas vienintelis dalykas, per kurį įsilieju, kuris padeda man atsipalaiduoti. Ir iš tikrųjų be jo tikriausiai neįsivaizduočiau savo gyvenimą. Manau, tai būtų piešimas, nes kažkada labai domėjausi ir norėjau piešti, bent jau savarankiškai bandžiau tobulinti, bet labai greitai viską mečiau, nes tiesiog rašymas tuo metu man buvo patrauklesnis. Nežinau, ar būtų tokia, ar
būtų tokia kažkokia veikla, galbūt užsiimčiau gaminimu, tinklinio žaidimu arba istorija tiesiog. Man labai patinka istorija. Senovės istorija, Egiptas, Graikija, Roma. Tai va, nemanau, kad būtų kažkas, kas labai jau pakeistų. Dabar toks klausimas yra sprendžiamas dėl profesijos rinkimuose, tačiau man labai sunku apie tai nuspręsti, nes kūryba yra man svarbiausia, tačiau jeigu neturėčiau galimybės rašyti, manau rinkčiausi miškininkystę, tai darbas su medžiais, darbas gamtoje, buvimas atviroje aplinkoje, gryname ore. Kodėl tau patinka serialas Išrinktieji? Man patinka tokie serialai, nežinau kodėl, tiesiog tai šis serialas yra labai geras iš tiesų ir visi sezonai yra nuostabus, ten daug antgamtiškų veikėjų, kas man labai patinka. Man apskritai patinka tokie serialai ir aš žiūriu juos ir, aišku, Tim Dean, Dinas, jėga, aišku, kasėlis, kas be ko. Man patinka tokie serialai, dėl to žiūriu ir laukiu, aišku, 10 sezono, kuris greitai pasirodys. Kaip patartum tobulėti tiems, kurie rašo istorijas? Mano patarimas – siųsti savo istorijas į KN istorijų puslapį, duoti skaityti savo artimiesiems, šeimai, draugams. Kritika padeda tobulėti ir kuo daugiau jos gausi, jeigu ją atsižvelgsi, tobulėsi. Tikriausiai daugelis sakytų, kad reikia daug skaityti. Aš atsakysiu šiek tiek kitaip. Manau, kad reikia daug rašyti. Rašyti ir skaityti, ką rašai, nes bent jau aš prieš nusiųsdama savo Seimi istorijos prologą, jį pertaisiau gal kokį 15, jeigu nedaugiau kartų. Skaičiau dar daugiau. Tol, kol jis man atrodė nušlifuotas, pagražintas iki smulkmenų ir, galima sakyti, link tobulybės. Kiek tau metų? Man yra 21 metai, tikriausiai esu seniausia administratorė puslapyje, bet tikrai tokia nesijaučiu ir niekas man neduoda tų 21 metų. Kokios tavo mėgstamiausios istorijos, kurios rašai pati? Manau, kad Sweet Night, kas be ko, Svaigink mane ir Ave Marija. Dar jei nežinočiau geriau. Turtinga nužudyti Romeo, nužudžiau Romeo. Ne, iš tiesų tai noriu ją perrašyti, nes ten tokia banalybė ir aš labai norėčiau ją pataisyti. Ir aš tikiuosi, jeigu aš ją pataisysiu ir tuomet galėsiu šią kelti. Ir paskutinis pagaliau klausimas, aš skaitai knygas tam, kad įgautum patirties rašant istorijas. Atsakymas trumpas ir aiškus – ne. Neskaitau. Man nereikia. Ar tavo nuomonė rašymą tik savo reikėtų vadinti aistra ar baime paskelbti kūrinį? Tiesą pasakius, aš nežinau, nes aš niekada nebijojau rašyti, nebijau parodyti savo darbų, nes tokia jau esu ir nemanau, kad tai turėtų būti baime kažkokia parodyti savo kūrinį viešai. Ir tiesiog nereikia bijoti kritikos, nes kritika, ką man gali duoti kritika, tai tik tai pamoka, kad reikia stengtis, tobulėti ir nebijoti. Tai
Jūs man uždavėte 13 klausimų, į kuriuos aš atsakiau. Tikiuosi, jūs mano atsakymai tenkino. Iki. Iki pasimatymo kitur. Čiau. Tai va, ačiū visiems už tokius nuostabius užduotus klausimus. Tikrai labai dėkoju, nes jų buvo netgi 15. Tai va, labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad kitą kartą taip pat užduosite tokių pat nuostabių mielų klausimų. Ačiū labai. Su jumis buvo administratorė įkūrėja Kris.